Volvo V60. Nuo 2011 metų gaminamas premium segmento kompaktiškas automobilis. 2014 metais šis automobilis buvo atnaujintas ir labiausiai pasikeitė priekinio automobilio dalis. Atsirado naujas priekinis buferis, visiškai naujos lempos bei pakeistos kitos automobilio detalės. Savo klasėje Volvo V60 konkuruoja su tokiais modeliais kaip 3 serijos BMW, C klasės Mercedes-Benz bei Audi A4. Tai nėra labai didelis automobilis. Visgi viduje patogiai gali įsitaisyti vairuotojas bei keleiviai, o vieta, kurioje V60 šiek tiek atsilieka nuo savo konkurentų, tai yra būtent bagažinė. Jinai nėra labai talpi. Prie šio automobilio vairo patogiai įsitaisys net ir aukštesnio ūgio vairuotojas. Plačiai valdomos vairo bei sėdynės padėtys leis susikurti malonę tokią darbo vietą. Ir galima pasakyti, kad kadangi Volvo yra premium segmento automobilių gamintojas, tai visos medžiagos salone yra tvirtos, kietos, malonės liesti ir tikrai neatrodo kaip pigus plastikas. Kalbant apie šio automobilio saloną, galima pasakyti, kad čia nėra daug vietos, kur pasidėti savo daiktus. Tai pavyzdys, telefoną galima pasidėti į šią vietą, nors jinai ne visai patogi, arba čia. Irgi susidurime su problema, kad pasiimti telefoną arba kitus daiktus, pavyzdžiui, piniginę, yra nepatogu. O kalbant apie daiktadėžes, galima pasakyti, kad štai vandens buteliukas telpa čia, arba į centrinį porankį. Tačiau 2 litrų vandens butelis arba 1,5 litro vandens butelis telpa tik tais pagrindinėje daiktadėžėje ir sutalpinti jo į durų kišenes niekaip nepavyks. V60 gale patogiai gali įsitaisyti vidutinio arba aukštesnio ūgio keleiviai, nes tiek kojoms, tiek galvai vietos yra pakankamai daug. Taip pat čia sėdintys keleiviai turi galimybę valdyti vėjelio kryptį ir jį įjungti arba išjungti. Tačiau galime pasakyti, kad nėra kur pasidėti savo daiktų. Turime tik tais nedidelės durų kišenės, kuriuose telpa mažas vandens buteliukas, o ne visi modeliai turėjo galinį porankį. Dėl žemėjančios stogo linijos Volvo V60 bagažinė nėra labai didelė. Tačiau šiame modelyje yra sumontuotas dvigubas grindys, kurios štai su tokiu kabliuku užsifiksuoja ir dėl to galima nesunkiai čia pasidėti kažkokius daiktus. Kalbant apie variklius su 1.6 dizeliniu varikliu, reikėtų pasakyti, kad tai bendras turbūt kūrinys su Fordu, tai pasitaiko tos pačios bėdos kaip ir Ford Focusui, Ford Mondeo, tai skirstymo vėlenėlių problemos, nuvažiavus didesnį kilometrų skaičių, purkštukas pasitaikantis vienas ar kitas gali būti jau negeras nusipirkus, todėl prieš perkant reikėtų pasitikrinti. Taip pat dažniau galbūt yra sankabos problemos, smagratis. Smagratis pakankamai brangus remontas, todėl prieš perkant rekomenduočiau tikrai pasitikrinti, ar šios problemos nėra. Na, ateityje atsitiks, nieks neapsaugotas. Kas daugiau iš važiuoklės tokių pasitaikančių dalykų, tai galbūt priekinių šakių salemblokai, šarnyrai, jie aišku keičiami arba su visa šake, arba galima restauruoti. Iš elektronikos automobilis pakankamai geras, didelių nusiskundimų per daug neteko girdėti, viskas veikia pakankamai gerai ir sklandžiai. Galbūt dažniau galima paminėti prie elektronikos, kad Volvo automobiliai turi šoniniuose lemputes, tiek veidrodėliuose, tiek žibintuose. Kai kurie modeliai todėl pasitaiko pakankamai dažnai tų išorinių gabaritinių apšvietimų lempučių perdegimas. Jų skaičius yra didelis, todėl pasitaiko tai viena, tai kita perdega.